Salma. Žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Mes sveikinamės vėl su jumis ir kaip visada žadinam pavasarį. Šiandien prie pačios nedidžiausios upės. Iš tikrųjų pavasarį tokios žūklės ir prasideda mažuose upeliuose. Ten pirmas sujuda koja, šapaliukai, strepečiukai ir tą plūdinę meškerę atsiminti pažymos tarp plūdės niurktelėjimo. Tai yra mums svarbiausia. Be galo svarbu, be galo reikia žadinam pavasarį, nors sniego dar yra šlaituose. Bet einam ruošti savo žuklės įrankių, ruošti jauką ir bandysime gaudyti štai tokiam griovelį. Šiandien jau kinsime ir ruošime savo jaukus, vėlgi pavasariniai pirmai žūkliai. Naudojame vienus garsiausių pasaulyje Sensas jaukus, apie kuriuos nekartą kalbėjome ir tikrai nekartą kalbėsime. Jais gaudo visos, ne visas, bet daugelis pasaulio rinktinių, tame tarp ir prancūzų, ir anglų, ir lietuvių. Dėl to jaukai iš tikrųjų patikrinti. Šiandien naudosime vėlgi nedaug jauko, tik tai kilogramą. Tai yra super upė ir kojinis jaukas. Po pusę kilogramo iš pakelio ir viskas. Šiek tiek juodojo kojinio kvapą, kuris iš tikrųjų puikiai dirba šaltame vandenyje, ir aramikso. Tai yra specialus kvapas. Šį kartą uodo trūklio kvapas, nieko nedarysime labai ryškaus, saldaus, nes vanduo šaltas ir kol kas saldžiai. Ir saldžiais jaukais gaudyti nereikia. Šiemet kalbėsime turbūt visą sezoną apie jaukinimą, apie jo subtilybės. Informacija tokia, jeigu jauką sumaišome tarpusavį sausą labai gerai, vėliau drėkiname labai nedideliais vandens kiekiais. Tame vandenyje mūsų aramiksas ir viskas, paliekame jauką įsigerti vandenį. Tai trūksta apie 15-20 minučių ir vėliau, kaip matėte, ant kilogramą jauką dedame ne mažiau kaip kilogramą kurmiarusių. Tai yra to pačio kurmio žemių, apie kurias nekartą esame kalbėję. Būtent jie dirba iš tikrųjų puikiai ir tamsina jauką ir nedaro jauko tokio sataus, ypatingai skanaus, kokio jo mums reikės vasarą. Nesatus jaukas, neturintis daug kvapų ir turintis daug gyvų elementų, kaip šį kartą naudojame mūsų gyvulėlius uodo trūklio lervas, visa tai, ko reikia ankstyvai žūklei. Viskas tarpusavėje gerai išmaišoma ir viskas jaukas paruoštas. Kaip supratote, jisai 2 kartus buvo pertrintas per sietą, tam, kad būtų smalkus, kad nebūtų jokių stambių detalių, nes taip žvejojant svarbiausiai. Ypatingai dabar, kai žuvis neypatingai valgo ir jas sudominti jaukais reikia. Ruošiame savo tolimą užmetimo meškerykotį. Renkamės tikrai nedidelę 2 gramų plūdelę, nes ir gylis čia nėra didelis, ir srovė nestebuklinga, o tai labiau mažuose upeliuose ir nereikia ypatingai sunkių plūdžių. Geriau viskas turi būti švelnu, jauku ir paprasta. Apie jaukas daug nekalbėsime, kaip matėte, greitai paruošėme, tas pats kurmis, tie patys jaukai. Daugiau apie jaukas artimiausiuose mūsų laidose, kai dalyvausi Dzidoris Sūnikas, vienas geriausių Lietuvos meškeriotojų, turintis begalę titulų ir pernai Europoje beje pasirodęs įspūdingai Europos čempionate, savo zonai laimėjęs 2 vietą, geriausiai pasirodęs iš lietuvių, gaila, kad gaudė 1 dieną. Tiesiog jaukai parašti ir kaipgi reikėtų jaukinti. Atrodo tas jaukas vienalytis, bet viską, ką jūs galite padaryti, tai galite padaryti savo rankytėmis. Jeigu jūs jauką labai suspausite, štai taip, iš visos jėgos, tai jaukas, nukritęs ant dugno, pradės birti už 15-20 minučių, kartais už pusvalandžio, priklauso nuo srovės. Tai visiškai logiška, kad po to nepliumsėti, paimame, padarome tokių kietų, kokius 3-4 rutulius ir 3-4 rutuliukus suspaudžiame švelniai, štai taip. Op. Jie pradės dirbti iškart nukritę ant dugno, pradės leistis. Žodžiu, vieni jauko rutuliai po truputį skleisis, kiti greičiau ir pirmieji suvėliau žuvį, po to jau atplauks į mūsų jaukinimo vietą ir pradės iš dugno rankyti viską, ką mes jie čia yra paruošę. Kągi, metame jauko rutulius, 4 kietai suspaustas, 3 švelniai ir žiūrėsime, kaip mums šiandien seksis.
Jaukas sumestas mes startuojam, tiesiog gal kai kam atrodo kvailoka, kad mes čia trinam kažką tai darom su tais jaukais, bet labai gerai pasakė anglų rinktinės nariai, kurie jaukina begalę įvairiausių žuvų ir gaudo visose pasaulio čempionatuose Europos. Sakė taip, įmesti labai paprasta, ištraukti labai sunku. Dėl to įmesti reikia, galvojant. Dėl to mes ir trinam per sietus, ir tamsinam jauką, nedarom jį ryškaus, darom jį pakankamai lipnų. Vienas suspaudžiam daugiau, kitas suspaudžiam mažiau, nes ką įmesti, tą ir turėsi. Gali įmesti taip, bet ką pasiėmęs iš parduotuvės, bet kaip sumakalavęs, kad visą dieną nieko nepagaus. Taip kad įmesti lengva, ištraukti sunku. Pažiūrėsim, kasgi čia. Susidomėjo viso to, ko mes čia įmetėm. Įmesta į vandenį viskas tvarkingai, to net nebejojame, receptūra pradirbta ne vieną ir ne antrą kartą, tuo labiau gauname rekomendacijų iš jaukų gamintojų, kaipgi ruoštis šaltam vandeniu, apie ką mes jums pasakojame, kaipgi reikės ruoštis tada, kai orai prašils, kokios jaukos spalvos, kaip supratote, dabar tamsios. Taigi pirmasis praleidimas ir pirmasis iškritimas, pirmoji žuvis. Viskas tvarkoje, vadinasi, jaukai iš tikrųjų sudirbo žaibiškai. Aplinkui žvėjojantis meškeriotojai šiek tiek matome traukia vieną kitą žuvelę, bet kibimai netokie intensyvus. Kągi, pirmoji žuvis kaip ir turėtų būti labai nedidelė, bet tai ne koja, tai ne šapalas, tai ne žiobris, o tai strepetys. Pakankamai įdomi žuvis gyvenanti švariuose mūsų Lietuvos upeliuose, tikrai sportiška ir labai pikta. Gyvena dažniausiai pakankamai greitoje srovėje. Šią žuvį mėgsta muselininkai, o ši žuvis mėgsta mūsų siūlomo uodo trūklio lervo puokštę. Kągi, pirmasis praleidimas, pirmoji žuvis, tai dar tik įrodymas, kad viskas tvarkoje, jaukai sudirbo. Kaip matote, rytas lankelis atlenktas tam, kad valas ir plūdė laisvai bėgtų žemyn pasroviui. Būtent tokią šiandien taktiką naudojame, šiek tiek prilaikome vietomis ir plūdė niurktelim. Kągi, dar viena žuvis, viskas tvarkoje, ramybės šiandien, kaip matau, nebus. Ir tai yra svarbiausia, šiemet pirmą kartą paėmus plūdinę meškerį rankas, pajausti spurdančią anam valo gale žuvį ir pasidžiaugti bundančių pavasarių. Ir žinoma, štai tokiais nedideliais trepečiais. Žuvis nedidelės, bet jie žvejoti įdomu. Pirmosios žuvis pagautas, tai yra svarbiausia, bet pati žvejyba tokia, kad jaukas sudirbo, jį nunešė šiek tiek toliau, nes iš tikrųjų tokiam vandens telkinukė, iš tikrųjų grėvelį, kur mes visi pradedam pirmasis plūdinės žuklės, nėra taip lengva tai žuviai, tuo labiau dar tas pavasaris toks maždaug. Bet svarbiausia, kad jinai kimba ir iš toli nuleidus dar įdomiau traukti, kad ir nedidelė žuvis tuo labiau yra. Ir to labiau, kad, nepamenu, šiaip gyvenime, kada gaudžiau strepečius. Visą laikus ėmė kažkokiam kojom, raudėm, minėm, nemanais, o čia upelis, kuris bet kur yra Lietuvoje. Ir tarp ežerų protakos, ir šiaip upės, ir mūšos, ir nevėžiai, ir visokie kitokie intakai. Būtent taip galima žvejoti, bet svarbiausiai pasiruošti jauką. Strepetys, kaip parklys. Žuvis didėja, o žvejyba tampa vis malonesnė ir malonesnė, kai plūdė plaukia kartu su srovė, šiek tiek prilaikant. Vadinamasis klasikinių angliškų žuklės būdų. Būtent anglų meškeriotojai, gaudantis plūdinę meškerę, tokią žvejybą vertina labiausiai. Žinoma, ne tik strepečius gaudo anglai, kimba ir šapalai, ir karšiai, jų upės kur kas dosnesnės. Bet apie strepečių žvejybą iš tikrųjų nematėm nei vieno filmo, kiek teko ieškoti internete, ir mes patys per savo visą karjerą nesame padarę nei vienos laidos. Taip kad šiandien patys esame lengvai nustebę, ką darėme prie upės ir kodėl ši laida vadinasi žvejyba strepečių plūdinė meškerė pavasarinėje upėje. Žuvis storėja ir didėja, tai yra mums svarbiausia, o pats žvejybos malonumas, kaip supratote, begalinis. Žvejant plonais valais, tai įdomu.
Svarbiausia, šiandien sudirba vėlgi ploni mūsų valai, jos mane džiugina. Iš vis mane pradeda džiuginti fluorokarbonas, anksčiau kažkaip tai net nenaudodavo ir nebūdavo jo taip, arba jis buvo labai brangus. Dabar kainas valgomas ir tas valo storis 14 ar 12 šimtųjų tampa praktiškai nebeįdomu žuviai, o laikyti didesnio žuvį galima, kas yra svarbiausia. Žvejyba labai maloni, paprasta, apie ją dar pakalbėsime šiek tiek toliau. Svarbiausiai, kad veiksmas vyksta. Paleidži plūdę, pasroviai, lengvai, pašariukas jau sudirbęs ir važiuojam. Žuvis ne pačias didžiausias, bet jas lūpti iš tenai, iš toli. Plonais valais. Kaifas, pagrindinis iš viso mūsų čia pats juokingiausias. 16 šimtųjų milimetrą, pavadėlis visai nedidokas. Žuvis pačias kalba už save. Strepečiai, 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 strepečiai. Muselininkai jos labai mėgsta, sakė, vasarą jos smagu gaudyti. Ir būna kur kas didesnių, bet kad turim, tą turim, svarbiausiai plūdinę meškerę. Gaudome šiemet pirmą kartą. Jeigu kalbėti apie pačią meškerę, tai plūdę šiandien naudojam labai nedidelę, 2 gramų. Ir ką aš mėgstu padaryti, tai nemėgstu visą laiką švinų sustatyti į vieną vietą. Šiaip krentantis masalas yra visada geriau ir jeigu jau gaudome lengva plūdė, nebūtinai tas lankantis lėvelė, tiesiog svarelių grupė ir vienas svarelis apačioj. Gaunas ir kritimo efektas, kai štai taip valas krenta žemyn. Ir automatiškai, ta prasme, kaip prie laikai, pats masalas taip nekyla kaip su ilgu pavadėliu. Vėlgi būdam palei dugną, tai nusileidžia, tai svarelis. Tai nuleidžia ir žuvis timteli, pajaučia mažą svarelę, pagrindinės grupės, nepajaučia jau kibimas. Paprasta labai, bet atkreipkite dėmesį, jeigu gaudysit nedideliuose upeliuose, bet dažniausiai ir minėje mes gaudom taip ir Nemune, kad svareliai būtų ne vienoje grupėje, būtų štai 2 grupės. Tai gali būti ir slėvelė atremta į svarelį ir vėl apačioje vienas svarelis. Tada žuvis kur kas nėra tokia baukšti ir aiškiau matote kibimą. Tokia ta sistema ir tokie tie mūsų pamastymai apie tai, kaip reikia pasiruošti. Žinoma, jaukinti reikia ir jeigu žuvis kimba aktyviai, tai reikia nepamiršti įmesti jai vieno kito jauko rutuliuko. Jeigu tik žuvis pradės nekibti arba bus labai neaktyvi, geriau šiek tiek išlaukti. Galbūt žuvis grįž prie jauko. Bet kol žuvis kimba, žvejoti reikia. Žvejoti reikia štai tokiame nedidelėme upeliuke, lengvai gaudant tolimo užmetimo meškerę. Kai kas klausia, kodėl mes kalbam visada, kad plonai gaudome. Iš tikrųjų, tos žuvis, kurios kimba dabar, tokį ankstyvą pavasarį irgi nelabai mėgsta super storų valų, nes dar kol kas nėra tas tikrasis pavasaris. Kai žuvis pradės kaip išpratėjusios už 2-3 savaičių, tada visiškai bus nesvarbu nei kabliuko dydžiai, nei valų, ploniai, bet pats principas. Gaunat jaukių žuklės įrankių, nedidelės skersmens valais ir tą žuvį švedinėti smagiau. Tokia ta linksma mūsų laidos pradžia, strepečių žvejyba, svarbiausiai, kad įvyksta ir svarbiausiai, kad mes žuvį gaudame. Žinoma, šiandien pratęsime, tikimės dar didesnių laimikių. Niekas nežino, ką gali pagauti tokiam upelį, ypatingai pavasarį, kai aukštas vanduo. Bet dabar trumpai žuklės ekspertai. Jie taip pat turi jums kažką tai naujo ir įdomaus papasakoti. Ekspertų naujienos, esam baisiai pratingi, viską žinom ir šiandien, kaip visada, su mumis Viktoras Armalis, mūsų laidos ekspertas, kuris domisi visom naujovėm, kas vyksta žuklės pasaulyje, sėdi krūvose internetinių puslapių, skaito žurnalus visom pasaulio kalbom. Viktorai, ką tu šiandien nori papasakoti? Man jau prieš tai, kai sėdėjome, jau nesupratau nieko. Nu ką darysi, bandysim ką nors protingo, reiškia. Tu norėjai paklausyti apie kažkokį tai meškerykotį. Apie dropshotą iš viso, kas tas yra girdėtas, pavadinimas kažkur girdėtas, minėtas, kam, kodėl, nežinau, ir iš vis kaip išversti teisingai. Dropshot, reiškia, sakysime taip, tai būtų šūvis svareliu. Išvertų šitaip, nes drop svarelis, lašo arba ten cilindriuko formos, o shot reiškia tai trumpas metimas, kad tu meti, jisai nugrimsta, palaukia, kol nugrimsta, pasiekia dugną, aukščiau jo pririštas masalas. O šitas meškerikotis, sakysim, normalaus spinigininko požiūriu, pagal visus klasikinius dalykus, yra prastas. Dėl ko? Geras spiningo meškerikotis turėtų
nevirpėti štai šitaip ilgai Šitas gerai virpa. užmetus. Tačiau šita antroji jo dalis yra labai tvirta ir skirta užmesti, sakysim, iki 40, net 50 gramų. Šitas konkrečiai meškerykotis, sakysim, iki 21 gramų, čia toks jau pats lengviausias variantas. Ir? Dėl žvejybos ypatumų. Užmetus valas įtempiamas, viršūnėlė virpa toliau ir jį judina masalą. Taip, tu iš karto įtempi valą ir tas galiukas virpėdamas suvirpina. Vėl sudrebini. Gali padaryti keletą pasukimų, rankenėlę paviniot kelis metrus valą ir vėl darai tą patį. Jeigu šalia yra padarus ešerys, save gerbintis, jam nervai neišlaiko, kažkas tai virpa. Jis tveria tą dalyką, to labai gerai su šitą dalim rezonuojančią jauti kibimą. Su šitą naujų meškerykočių, čia yra konkrečiai Shinigami meškerykočių serija, o čia aš turiu rankoje Kinotaki, reiškia, čia estiškai serijos. Parašyta kažkas. Ar ne? Čia ne estiškai, čia dėja japoniškai, gamintas jis Japonijoje. Saumo kompanija, taip sakant, bando juos parodyti jau mūsų meškeriotojams. Anksčiau tokių meškerykočių ir meškeriotojų jais buvo iš esmės tik tai Jungtinėse valstijose, paskui pamažu pasiekė ir Europą. Tas daiktas pradėjo populiarėti. Bet idėja tokia, kad šita vieta perdodė tau labai jautriau kibimą. Beje, galiu pasakyti, kad būtent tokia konstrukcija labai gerai tinka žvejėtų starkius. Todėl, kad starkio kibimą... Koks skirtumas? Ešerys irgi naglas toks. Starkis, jis kartais kimba taip, kad jaustum, reiškia, turi jausti tiesiog per rezonatorių, kad jisai ima masalą, būtent guminuką. O kadangi šitas guminukas yra, pasyvioj būsenų, jis neplaukia. Jis tiesiog tenai virpa vienoje vietoje. Bet daiktas jaukus rankai. Jaukus, lengvas. To, ko norėčiau irgi. Reikia pridurti tik tai vieną, kad šitos meškerykočių šiaip yra sunku pagaminti, kadangi, klasikinį meškerykotį su jo sandara, kuri priklauso lengva, o čia jis yra lyg tai iš dviejų dalių. Viena dalis yra, toksai šiek tiek snarglėtas kotas, sakysim, su snarglių akcija, o šitas visiškai kietas, toks, koks ir turėtų būti klasikinis spiningas. Va tokie ir skirtumai. Aišku, dėkui, iš tikrųjų įdomų pasakojimą. Mes grįžtame prie savo upelio, žadinti pavasarį. Iš ties žvejyba plūdinė meškerė, klasikinė tokia žvejybos srovė, kaip gaudo britai, pakankamai įdomi. Nors žuvis nėra pačios didžiausias. Didžiausias bus po 2-3 savaičių, kai galėsime žuvauti Nemunuose, Minijose, aukštumalėse, didžiosiuose Lietuvos upėse, kai prasidės karščiai kojas. Bet pirma pavasarinė žuklė, štai tokia, jinai turi savo žavesio, patikėkit manim. Tikėk netikėjęs čia, sėdėm savo prie upelio, spoksai savo raudonos plūdės galiuką ir kai jisai niurktelė arba plūdė iškyla, begalinis malonumas padaryti pakretimą ir lupti nedidelę žuvis. Galbūt ir neverta kalbėti apie tokią žuklę ypatingai daug, bet verta tiesiog pajusti jos grožį ir pabandyti išvažiuoti prie Lietuvos vandens telkinių. Tai gali būti, kaip supratėte, pačios įvairiausios upelės, nes dabar žuvis pirmosios atgyja upėse. O kodėl? O todėl, kad dar šiaurės Lietuvoje vyrai lipa ant ledo, jį gręžia ir pasakoja, kad ten pusmetrinis ledas. Visokie seneliai ir kiti pažįstami dar tenai gaudo kimbančius nedidelius karščiokus, gaudo ešerius, bet jau mes tikrai ne. Jeigu žadiname pavasarį, tai darome tai iš visos dūšios. Dėl to, kad ir nedidelę žuvis pasirinkome, bet pasirinkome spoksojimą ir niurktelinčią plūdę. Kartais tokiuose upelėse nutinka ir šiokie tokie siurprizai. Ten, kur buvome metę jauką ir jauką įdėjo uodo trūklio lervų, ne tik strėpečiai pasirodo gyvena. Išlenda ir viena kita visai kitokia žuvis, žiobris ir jeigu jau, kaip sakėme ir akcentuojame, kad žvejojame planais valai, šį kartą pavadėlį buvom pasikeitę į 1/10 mm, tai po ranka turėtų būti ir graibštas, nes žvejojant
Upėse, kur stato šlaitai, lupti didesnę žuvį, kelti viršų planais valais, praktiškai 80%, kad valas nutrūks ir jūs tiesiog prarasite galbūt didžiausią tą dienos laimikį. Ne pats didžiausias tas laimikis, žinoma, kaip ir visas žuvis netrukus keliaus atgal, bet vėlgi, šioks toks džiaugsmas pagavus vieną kitą didesnę žuvį, kurios visai nesitikėjai tokioje upėje. Tokia šiandien lengva mūsų žvejyba, valą leidžiant pasroviui, štai tokia žuklės technika, spoksojimo į pirmosius plūdinės meškerės nirktelėjimus, tikrai tai viena iš smagiausių žvejybų ir tikrai klasikinė. Turbūt kiekvienas iš mūsų pradėjome nuo plūdinės žuklės prūdeliuose, kanalėliuose, žvejodami karosus. Srovėje jau reikia šiek tiek mokėti ir prilaikyti plūdę ir galvoti, kur ją pravesti, pasirinkti jauką. Bet tikiu, kad kiekviena jūsų pirmosios pavasarinės žūklės plūdinė meškerė jums padovanos begalę emocijų. Linkiu visiems susikauti, kad ir su tokiais trepečiais. Didesni laimikiai palauks, jų iš tikrųjų bus. Tiesiog pabūkite, pažiūrėkite į bundančią gamtą, parskrendančius paukščius ir žinoma pasigrožėkite savo sugautomis žuvimis. Kam ant stalo, kam atgal į vandenį, kiekvienas asmeninis reikalas. Tokia šiandien buvo mūsų laida apie strepečius. Niekada nematyta, niekada mums patiems nelaukta ir negalvota, bet šis pavasaris pakankamai įsitęsęs nulėmė tai, kad žuvis strepečiai šį kartą buvo mūsų laidos herojai. Laisvė strepečiams. Nelaikyk nuotraukų diskuose. Tiesiog turėk puikų fotoalbumą. Štai tokia Sauliaus Jokužio spaustuvės naujienos. Fotoalbumai išliekamoji vertė bet kokiai tavo gyvenimo situacijoje arba šventėje. Štai taip atrodo vienetiniai egzemplioriai. Daugiau kalendoriai LT. Tokia šiandien buvo mūsų žvejyba, laisvė mažosiom žuvim. Didžiųjų metas dar tik prasidės, vis vien jau kažkas tai ne ant ledo, nors, kiek žinau, dar šį savaitgalį visokie seneliai sėdė ant ledo, ten utenoje, gręžia pusmetrinį ledą. Mes žadinsim pavasarį ir kitose laidose užteks tų ledų. O to labiau, kad ir mes leidžiame žuvį ir leidžiate jų žuvį, tai yra svarbiausia konkursas Pagavai paleis, skirtas didžiausiam žuvim. Dar kartą priminsiu, kad jis organizuojamas kartu su Sauliaus Jokužio spaustuvė. Ir kad visi nugalėtojai papuls į labai gražų albumą, kuris bus pardavinėjimas, pagautas ir paleistas didžiausios žuvis Lietuvoje. Tai yra iš tikrųjų svarbu mums, mūsų laidai, mūsų bičiuliam, kad Lietuvoje gyventų kuo didesnių žuvų reproduktorių, jos nerštų, daugintųsi ir upėse būtų vis daugiau ir daugiau žuvų. Konkursas ir jūsų pagauti ir paleisti laimikiai. Linas Urbanavičius iš Vilniaus visai nevalgo lydekų, kad ir 2-3 kg sugautus laimikius visada leidžia atgal, lai gyvena. Giedrius Bučys Vilnietis sugavo įspūdingą 3 kg šlakį ir šią žuvį paleido atgal. Išties įspūdingas laimikis ir puikus poelgis. Gintautas Masiulis sugavo išties įspūdingą laimikį. Upėtakis 62 cm sugautas ir gyvenantis savo vandenyse. Tai toks šios dienos konkursas ir įspūdingai paleisti laimikiai. O dabar jau tikrai viskas, ką norėjome parodyti šioje mūsų laidoje. Žadinsim pavasarį ir toliau. Jeigu gaudysite plūdinę meškerę nedidelėse upelėse, kas dažniausiai bus dabar, kas pasilgęs tos plūdės nirktelėjimo, tą įrankį pasidarykit subtilų. Jeigu jau gaudame 2 gramų plūdeliam, tai ir gaudykim 16 pagrindinių valų, 12 šimtųjų arba 1/10 mm pavadėliais. Tada ir subtilumas ir žuvies traukimas, kad ir nedidelis, visada padovanos puikius atsiminimus apie tą žuklės dieną. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos, žadinam pavasarį, susitiksim lygiai po savaitės, o mūsų laidą, kaip visada, žiūrėkite internete dar, jeigu norite, adresu 6TV LT. Bye!
Salma. Žvejok su malonumu.